Nuo Liepos 1 dienos pasikeitė išskaitų iš darbo užmokesčio maksimalūs dydžiai. Taip siekiama sudaryti palankesnės sąlygas labai mažas pajamas gaunantiems skolininkams grąžinti skolas, kad jiems tiesiog būtų mažiau išskaitoma ir liktų daugiau pragyvenimui. Siekiama, kad taip daugiau žmonių pradėtų dirbti legaliai. Šiandien ir aptarsiu ne tik pasikeitusius ribojimus, bet ir priminsiu pačią išskaitos procedūrą. Nes skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje yra apie 200 000 asmenų, kurių skolas išieško antstoliai. Tai maždaug kas 10 darbingo amžiaus gyventojas. Ir jeigu jūsų įmonėje tokių skolininkų kol kas nėra, jokių garantijų, kad jų neatsiras jau rytoj. Kaip matome, šis klausimas yra skirtas būtent išskaitų pokyčiams, kurios įsiteisino nuo Liepos 1 dienos. Tačiau tuo pačiu ir priminsiu patį išskaitų atlikimą tiems, kas gal netaip dažnai su to susiduria. Tai čia pirmoji schema yra skirta išvardyti apskritai, kokias išskaitas galime daryti iš darbo užmokesčio. Ir visos jos, galima sakyti, yra surikiuotos išskaitų eilės tvarka. Tai pirmas blokas, pirmiausia, turėtų būti išskaičiuojami mokesčiai, GPM, Sodra. Kitaip tariant, visos kitos išskaitos, ar tai bus, antstolio nurodymų ar pačios įmonės sprendimu, atliekamos jau iš apmokestinto darbo užmokesčio. Nes tai yra svarbu, kad neviršytumėt maksimalių leidžiamų sumų. Tada antras punktas tai jau yra būtent išskaitos pagal antstolio nurodymus, pagal tuos vadinamosius vykdomosius dokumentus. Ir trečias punktas jau yra išskaitos darbdavio nurodymų. Ir tą jau reglamentuoja darbo kodeksas, kuris numato tik tai keletą priežasčių, dėl ko, sakykime, vienašališkai darbdavys gali nurodyti, išskaičiuoti kažkokias sumas. Tai yra negrąžinti atskaitingai, sakykime, išmokėti pinigai, tas avansas, sakykime, avanso likutis, jeigu atskaitingas asmuo to negrąžina. Tai yra darbo užmokesčio permokos, kurios atsiranda dėl apskaičiavimo klaidų, kažkokia tai žala darbdaviui, žalos atlyginimas ir vadinamieji neuždirbti atostoginiai, kai atostogos yra suteikiamos avansu ir paskui žmogus nutraukia darbo sutartį. Kitaip tariant, dėl visų kitų situacijų išskaitas galima atlikti tik tai turint darbo ginčų komisijos ar kažkokį teismo sprendimą. Savarankiškai tikrai ne. Ir ketvirtas punktas, jau šia paskutinė eilė, tai yra įvairios išskaitos paties darbuotojo prašymų. Ar tai čia bus lizingo kažkokios įmokos ten, sveikatos, pensijų draudimas, ką jisai savanoriškai daro, galbūt remia kažką tai. Žodžiu, tai jau yra, netgi nebe išskaitos vadinkimo, tai yra tiesiog pinigų pervedimas vietoj to, kad jam išmokėtumėte darbo užmokestį, kažkokią dalį sumokate kažkam kitam. Tai šis išskaitų eiliškumas yra labiau, sakyčiau, principas nei taisyklė, nes teisiškai tą nuoseklumą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 754 straipsnis. Ir ten yra sudėlioti prioritetai ir esant, pavyzdžiui, keliems antstolių raštams. Be to, nereikia pamiršti, kad maksimalios išskaitų ribos, apie kurias toliau ir kalbėsime, galioja visų rūšių išskaitoms. Ir jeigu šalia, pavyzdžiui, antstolio rašto yra ir įmonės vadovo sprendimas kažką išskaičiuoti, tai būtent vadovo sprendimas galės būti tenkinamas tik tai prieš tai įvykdžius, antstolio reikalavimus, tik tai padengus šitas skolas, jeigu dar bus pajamų. Kitame puslapyje yra vykdomųjų dokumentų rūšių sąrašas. Tai yra būtent tai, kas yra laikoma vykdomaisiais dokumentais.
Tai čia yra iliustraciniais tikslais tas sąrašas įdėtas, kad negalvotumėt, kad vykdomieji dokumentai tai yra tik tai vadinamieji ten alimentai ar ten kažkoks žalos atlyginimas ir tai ne tik tai teismo gali būti, reiškia, sprendimai. Jų įvairovė tikrai yra plati, bet kokiu atveju buhalteris, buhalterija nurodymus gauna iš antstolio, tai čia to, kaip sakyt, sąrašo nebūtina išmokti. Darbdavio sprendimai vienašališkai išskaičiuoti, tarkim, patirtą žalą, nėra prilyginami vykdomiesiems dokumentams ir žodžiu, dėl to jie kaip ir turėtų būti aptarnauti atskirai. Toliau verčiame ir kitame puslapyje yra darbdavio ir darbuotojo susitarimo atlyginti žalą pavyzdys. Nors darbo kodeksas numato, kad darbdavys gali išskaityti vienašališkų savo sprendimų, būtent žalos atlyginimo atveju, tačiau visada verta, jeigu tik tai įmanoma, su darbuotoju pasirašyti kažkokį tai susitarimą, kad jisai žinotų, už ką ir kiek kada bus išskaičiuota. Tuo pačiu tai būtų ir jo, žodžiu, sutikimas, pripažinimas, kad jisai tą klaidą, tą žalą padarė, kad jisai pripažįsta ją ir tai sumažintų tiesiog vėlesnių ginčų tikimybę. Nepavyksta pasirašyti, ką daryti, bet pasirašyti visada yra verta. Ir buhalterija vėlgi tai yra ir tam tikras, reiškia, pagrindas išskaitai atlikti. Tokio susitarimo alternatyva galėtų būti paties darbuotojo prašymas išskaičiuoti kažkokias sumas. Pavyzdžiui, kai jisai ten tarnybiniu telefonu atsiskaito už asmeninio automobilio parkavimą, ten kažkokioje loterijoje galbūt sudalyvavo, ar ten telefoniniu skambučiu paramą suteikia, kaip būna. Tai žodžiu, jeigu yra jo prašymas tokias išskaitas padaryti, tai tas irgi tinka. Tik vėlgi priminsiu, kad tai vis tiek bus laikoma, nežiūrint, kad yra, reiškia, pasirašytas susitarimas ar toks, reiškia, jo prašymas, bet teisinė prasme tai vis tiek yra laikoma darbdavio, reiškia, sprendimu išskaitą atlikti ir dėl to yra taikomos tos pačios, reiškia, taisyklės. Tai dabar trumpai dar jas ir priminsiu, kad jeigu, žodžiu, pirmoji taisyklė yra tai, kad sprendimas dėl išskaitos turėtų būti priimtas per 1 mėnesį nuo momento, kai atsirado pagrindas išskaitai. Tai pats pinigų, reiškia, išskaitimas jau gali būti ir vėliau, tai gali užsitęsti dėl, tarkim, nepakankamų pajamų, bet vadovo nurodymas turi būti suformuluotas būtent per mėnesį, kai paaiškėja, pavyzdžiui, darbo užmokesčio apskaičiavimo klaida ar kažkokios kitos aplinkybės. Išimtis yra numatyta tik žalos darbdaviui atlyginimui. Tai jeigu, reiškia, ta išskaita yra dėl žalos atlyginimo, tai čia yra numatytas maksimalus 3 mėnesių terminas. Ir dėl to yra svarbu, kad pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai atskaitingi asmenys turi atsiskaityti su buhalterija, ten kažkokius dokumentus pateikti ir panašiai, būtų aiškiai, reiškia, fiksuotas datos, laikotarpiai, per kiek jie turi pateikti dokumentus, kada jie turi grąžinti avansą ar ten negrąžinti, visa šita tvarka, vien dėl to, kad paskui jūs neprarastumėt galimybės išsireikalauti paprastesnių būdų tų negrąžintų likučių avansų. Nes jeigu reiškia, bus apsižiūrėta pavėluotai, iš esmės teisiškai jūs turite tada kreiptis į darbo ginčų komisiją ar ten netgi į teismą, bandant išsireikalauti tokias sumas. Be abejo, visada galioja geranoriškumo principas, kas reiškia, kad ir praleidus tuos terminus, jeigu darbuotojas nekelia, reiškia, kaip sakyt, problemos, galima susitarti ir gal ten po 3 metų ten kažkokią išskaitą atlikti. Bet darbdavys visada be abejo rizikuoja, praleidęs terminą, rizikuoja, reiškia, kad tas sprendimas iš pradžių gal geranoriškas, vėliau gali būti labai sėkmingai užginčytas.
Daugiau dar papildomų sąlygų yra taikoma, kai norime atlikti išskaitą būtent dėl žalos atlyginimo. Nes tokiu atveju, žodžiu, be to, kad per 3 mėnesius, reiškia, tas sprendimas turėtų būti, reiškia, priimtas, dar galioja ir sumos apribojimas. Kitaip tariant, išskaita negali viršyti 1 mėnesio vidutinio darbo užmokesčio. Jeigu ten suma yra didesnė, tai dėl didesnės sumos iš esmės reikia kreiptis į darbo ginčų komisiją. Ir taip pat svarbu suprasti, kad žala šiuo atveju apima ne tik tai, sakykime, čia kalbama šitam pavyzdį, ten prarasto telefono kainos kompensacija. Bet jeigu, tarkim, įmonėje nustatyti telefoninių pokalbių limitai, jį viršijus, žodžiu, suma yra išskaičiuojama. Jeigu vėlgi tos pačios asmeninės išlaidos, kurios apmokamos ten telefonu, kaip dabar yra populiaru, vėlgi visa tai yra prilyginama žalai ir, kitaip tariant, visom tom išskaitom irgi galioja visi, reiškia, visi apribojimai, apie ką čia ir kalbėjau. Tai kartais irgi pasitaiko tokia, reiškia, bet situacija, kad nutraukiant darbo sutartį, ar jau net ir nutraukus, apsižiūrima, kad kažkokie tai, tarkim, atskaitingai išmokėti pinigai, tas avansas, jo likutis taip ir nebuvo sugrąžintas įmoniai. Tai faktiškai, kai jau darbo santykiai yra nutrūkę, tai jau šitas mechanizmas nebeveikia. Ir tai reiškia, kad jeigu darbuotojas geranoriškai nebegrąžina šitų pinigų, mums belieka juos įforminti tiesiog kaip su darbo santykiai susijusias pajamas su visom mokestinėm pasiekmėm ir tokiu būdu, reiškia, šitą sumą nurašyta. Toliau yra pateikti būtent tie pasikeitimai, tai yra naujovės susijusios su ribojimais, išskaitų dydžių ribojimais. Tai lentelėje, matome, yra palygintos senosios ir naujosios ribos išskaitų. Ir esminis pasikeitimas būtų tai, kad jeigu iki šiol buvo nustatyti ribojimai tik tai pajamoms iki minimalios mėnesinės algos ir toliau kas viršija tą sumą, tai dabar yra įteisintos 3 pakopos. Tai reiškia, pirma pakopa, kaip ir buvo, iki minimalios mėnesinės algos, antra pakopa, reiškia, iki 2 MMA, kaip matome, ir trečia pakopa, jau kitam puslapį, reiškia, viršijus tuos 2 MMA. Tai einant iš eilės, dydžiai, kaip keičiasi dydžiai, tai išskaitoms išlaikymui periodinėmis išmokomis, tie vadinami alimentai, arba tai būtų žalos dėl suluošimo, dėl mirties atlyginimas, šita išskaitų rūšis, tai kaip ir buvo, taip ir liko čia be pakeitimų iki 30%. Ta pati riba, reiškia, yra išlikusi. Toliau visoms kitoms išskaitoms, ar tai būtų keli vykdomieji raštai, ar tos kitos kažkokios priežastis, maksimali riba yra, kaip matome, sumažinta iki 10%. Pagal senąjį reglamentavimą buvo taip, kad jeigu keli vykdomieji raštai, tai buvo iki 30%, jeigu tai yra pagal vieną raštą, bet kitos priežastis, žodžiu, iki 20%. Kitaip tariant, yra šita riba sumažinta, nes tokia ir buvo, kaip skelbiama, pakeitimo priežastis, kad norima sumažinti, reiškia, išskaitų dydžius, mastą, nes, kai darbuotojai ten lieka menkai pinigų po visų tų išskaitų, tai pradingsta ir noras legaliai dirbti ir žodžiu, iš to
kitos bėdos prasideda. Kiek tai bus veiksminga, matysime, nes prieš kokius 5 metus irgi tos išskaitos jau buvo mažinamos iš esmės dėl tos pačios priežasties, bet kaip parodė gyvenimas, tas neišgelbėjo. Va, ir toliau reiškia ta naujoji tarpinė, vadinkim, pakopa pajamų, tai yra sumos viršiančios MMA, bet neviršiančios 2 MMA. Tai pagal ankstesnį reglamentavimą, jau žodžiu visom tom kitom sumom, tiesiog buvo, reiškia, nustatytas bendras 50% reiškia riba. Tai pagal naująjį reglamentavimą matome vėlgi yra išskirta. Tai yra pagal vieną ar kelis, reiškia, vykdomosius raštus yra 30%. Tuo tarpu 50% yra palikta tik tai išskaitoms, elementai, reiškia, kitos tos periodinės, žodžiu, ten žala sveikatai, gyvybei, tai yra tie sudėtingi atvejai. Tai tiems atvejams yra numatyta 50% riba, o visoms kitoms priežastims, visoms kitoms išskaitoms, kaip matome, ta riba yra sumažinta iki 30%. Ir tuomet kitame puslapyje ta jau paskutinė pakopa, tai yra viskas, kas viršė 2 MMA, tai čia, kaip matome, 50% iš esmės tai yra tas pats, kaip buvo ir iki šiol, nes jau nuo tų didesnių sumų galima, reiškia, iki 50% išskaitas atlikti. Tai visi šitie pakeitimai galioja po Liepos 1 dienos gautoms pajamoms, iš esmės kaip ir taikomas pinigų principas tada, kada žmogui tos sumos yra išmokamos, tai taip ir turėtume laikytis. Pagal įstatymą antstoliai turėtų atsiųsti raštus su naujais dydžiais ir kaip ir buhalterija tokiu būdu turėtų sužinoti ir vadovautis, reiškia, pasikeitimais. Bet kaip rodo gyvenimas, ne visada tai būna. Ir kartais tie dokumentai pavėluotai ateina, kartais jie iš viso neateina, bet kokiu atveju įstatymas jau galioja ir mums prievolė, reiškia, tą įstatymą vykdyti, jinai jau egzistuoja. Toliau kitame puslapyje yra pateiktas sąrašas kitų pajamų, kurios yra prilyginamos darbo užmokesčiui ir iš kurių taip pat gali būti, reiškia, tos išskaitos. Ne tik gali, bet ir turėtų būti daromas, jeigu tokių pajamų yra. Tai čia pasikeitimų nebuvo, tiesiog tai yra daugiau priminimas. Ir dar pervertus vieną puslapį yra sąrašas, reiškia, pajamų sumų, iš kurių apskritai draudžiama atlikti išskaitas. Irgi nėra pasikeitimų, tai yra daugiau priminimas. Tai aš tik tai vėlgi dar sugrįžtant prie tų negrąžintų atskaitingai paimtų pinigų likučių problemos, nes bent porą atvejų kažkaip pastaruoju metu teko su tuo susidurt. Vėlgi atkreipkite dėmesį, kad, reiškia, išeitinės išmokos, kaip matome 4 punktas, tai yra sumos irgi, iš kurių mes jau nebegalime daryti išskaitų. Kitaip tariant, jeigu įmonė nutraukiant darbo santykius, reiškia, ir belieka tik tai išmokėti tą išeitinę išmoką, ir apsižiūri, kad nėra gražinti, reiškia, pinigai, nėra gražintas tas avansas, ir vienašališkai, reiškia, jį išskaičiuoja. Tai teisiškai to daryti negalima ir aišku, reikalingas sutikimas, bent jau sutikimas darbuotojo, nes, priešingų atveju rizikuojate, kad ta išskaita, ta suma bus užginčyti.